Ir kad ir kas toliau būtų parašyta, jau yra klaustukas. Ar tikrai tas žmogus nori dirbti pardavimų vadybininku? Ar jisai tiesiog atsiuntė, nes nebėra kur siųsti gyvenimo aprašymą? Dabar trumpai per visus tos galbūt pereisim. Va, čia pamėginau išskirti, ko reikia darbdaviui. Svarbiausia reikalingas žmogus turintis pagrindus, ar tai yra studijos ar patirtis ir norintis dirbti būtent jo kompanijoje. Tai yra į tikslą ir turi tilpti iš kitos pusės. Jūs irgi turit mintį, ar ne, ko jūs iš tikrųjų norite. Arba bent jau apytiksliai, ko jūs galbūt norėtumėt. Ar dar nesat apsisprendę, ko norite. Nu, kiek pasirinkimų turit kiekvienas? Tarkim, kas turi vieną tikslų pasirinkimą, kur nori eiti toliau? Pakelkite bendrai. 2 žmonės, ne? Nu, 2 pasirinkimus. 3. Aha, o kas daugiau negu 3, tai visi likę, ar ne? Tai, žodžiu, čia reikėtų labai stipriai padirbti kiekvienam, pagalvoti apie save. Netgi vartydami skelbimus labai siūlyčiau kiekvienam labai tiksliai pamatuoti, kur aš noriu, o kur aš nenoriu. Jeigu aš darau keletą atrankų, tarkim, 8 atrankas, ir va tikrai neseniai vakar gavau gyvenimo aprašymą į visas atrankas to paties žmogaus. Jis tikrai nuoširdžiai parašė, kad dėl tos pozicijos siunčiu gyvenimo aprašymą, dėl tos pozicijos gyvenimo aprašymą. Ir aš visus tuos 8 laiškus gavau. Vienas žmogus, ir į administratorę, ir į programuotoją, ir į ką tik tai nori. Tai aš labai abejoju, kad aš tą žmogų kviesiu bet kur. Galima klausti? Taip. Ar jo gyvenimo aprašymas skyrėsi visose pozicijose, ar buvo tas pats? Buvo tas pats, nu nėra ten ką keisti. Ne, nebuvo ką keisti. Tiesiog nėra, jeigu yra ta patirtis ir... Tas gyvenimo aprašymas teisingai pastebit, kad jį galima kažkiek koreguoti pagal vieną poziciją arba pagal kitą poziciją. Bet tai gali būti pagal 2 pozicijas, gali būti pagal 3, bet ne pagal 8 skirtingas. Tai tiesiog negadinkit savo įvaizdžio bet kurio atrankų specialisto akise. Ir tarkim, būna, kad žmonės siunčia gyvenimo aprašymą su viltim, kad, jeigu ne čia, tai gal kitur, arba siunčia nebūtinai atrankų įmonę. Bet kokią įmonę, ar ne? Ten jie mato, kad ieško, nusiunčia gyvenimo aprašymą, o gal jie ieškos kažkokio mažesnio specialisto. Jeigu jūs siunčiat su ta mintim, tai jūs ir parašykit, kad jūs siunčiat su ta mintim. Bet tame pradinėme laiške. Taip, aš suprantu, kad mano patirtis nėra pakankama tai pozicijai, tačiau jeigu jūs ieškotumėt žmogaus, tarkim, į asistento poziciją ar į, tiesiog įvardinkit, kas jums yra įdomu, tuomet gal galėtumėt grįžti prie mano gyvenimo aprašymą. Ir į tokį gyvenimo aprašymą tikrai labiau sureaguos, negu kad vargė, kad žmogus visai neturi jokios patirties, ko jisai nori. Bet tiesiog žinokit, ko jūs siunčia tą gyvenimo aprašymą, kokiu tikslu, ar yra tikrai ta įmonė, kurią jūs norit nusiųsti. Tai va čia tikslai, kaip yra aprašomi paprastai. Ir paskutinis yra iš tiesų tai, ką mes esam gavę. Galbūt žmogus su humoro jausmu nesiginčysi, bet būna ir tai. Tai va, bet iš tikrųjų parašymas noriu dirbti įdomų darbą, įskilti tikslas. Jisai nieko nereiškia. Man įdomus darbas yra vienoks, jums įdomus darbas yra kitoks. Tai tiesiog koks tas įdomus darbas yra konkrečiai jums. Toliau, noriu save realizuoti ir daug ko išmokti. Studijos tam skirtas, kiekvienas darbdavys tą pasakyti. Ir jeigu tai yra pozicija, kur reikalaujamas, kaip pasakyti, jau patirtis ir nėra prierašo, kad gali teikti studentai paskutinių kursų, tai tikrai gausit neigiamą požiūrį į save. Nes aš kaip darbdavys, tarkim, rašiau skelbimą, kad man atsilieptų žmonės turintys patirtį, ateitų ir dirbtų, aš nenoriu mokyti. Tai vėlgi yra tokie niuansai, kad galbūt aš nenoriu dirbti įmonėje, kur neinvestuoja žmogų. Tai vėlgi toks dalykas, bet tikslė turi būti įrašyti konkretus dalykai, ne pamąstymai,
kažkas tai kažkur tai, bet tikslus dalykai. Tai va. Ką paprastai rašot rašydami darbo patirtį? Nežinau, kiek žmonių jau turit patirties? Kiek jau esate dirbę? Tai jau parašyti turit ką, ne? Tai svarbiausias dalykas darbo patirties skiltyje, į ką kiekvienas atrankų žmogus žiūri. Tai yra pagrindinės užduotis, tai yra atsakomybės ir pasiekimai. Žinoma, svarbu kompanija, žinoma, svarbu pareigos, bet žinant šiuolaikiniam besikeičiančiam pasauliui, kas yra pareigos, kas yra administratorė vienoje įmonėje ir kas yra administratorė kitoje įmonėje. Vienoje įmonėje jinai plus daro dalį apskaitos, kitoje įmonėje jinai plus daro dalį personalo žmogaus darbų. Trečioje įmonėje jinai rūpinasi visais valstybiniais leidimais, bendrauja su valstybinėm įstaigom. Tai dėl to visada rašydami, ką jūs dirbote, rašykite konkrečiai, ką jūs dirbote toje įmonėje. Nes pareigos jos, netgi pastaruoju metu teko susidurti su tokiu dalyku, kad tarkim kai kuriuose įmonėse programuotojas yra įvardijamas analitiku. Jisai realiai dirbo programuotojo darbą, bet jis įvardijamas analitiku. Kaip manot, kodėl? Kas? Nemanau. Kokių dar minčių yra? Čia ieškant jo ar... Ne, tiesiog įmonėje, kai ateini dirbti ir tavo kaip ir pareigos pagal aprašymą viso turėtų būti programuotojo. Kaip sakėt? Universalesnis žmogus, jam duosi ne tik programuoti, bet dar ir paieškoti. O algą mokėsi kaip programuoti. Taip, viena iš dalių yra ta, nes iš tiesų, kai kurie darbdaviai skundžiasi, sako, nu jaunimas, teisės visą savo žino, pareigas pamiršta, darysim didesnį, platesnį darbo aprašymą, kad darytų daugiau darbų. Tai vienas variantas, kitas variantas, įmonė saugo savo darbuotojus. Ir tarkim, tam žmogui, kurio pareigos yra aprašytos kitaip, negu realiai jis dirba tą patį darbą, tarkim, kaip kitoje įmonėje. Ir kitos įmonės žmogus, nežinodamas apie tos pavadinimus, jisai net nežiūrės į tuos gyvenimo aprašymus, kurie surašyti tarkim, Cv-Online duomenų bazėje, įvardintos pareigos analitikas, nes žmogus nuoširdis, jisai taip įrašytas analitikas. Ir jeigu jis neparašys, ką jisai darė kaip analitikas, tai jo į programuotoją darbą net nesvarstys. Tai aš duodu kaip pavyzdį, bet iš tikrųjų pažymėkit tai, ką jūs darot. Ir pasiekimai. Pagalvokit, kiekviename darbe, aišku, yra tų įvairių darbų, bet apgalvokit, ką jūs padarėt geriau negu kiti. Aš tikiu, kad atsiras ir vienas, ir kitas, ir trečias pliusas, ką jūs galbūt atėjęs, kad tas pats, bet paprasčiausias duomenų suvedimas, ar ne? Galbūt vienas žmogus atėjo ir suvedinėjo tos duomenys nuo ryto iki vakaro, o kitas rado būdų, kaip automatizuoti tą procesą, kad jisai vyktų greičiau. Tiesiog pagalvokit, ką jūs galite išskirti kaip savo asmeninį pasiekimą. Čia kaip atrankų specialistas norėtų, kad atrodytų aprašymas. Taip, tai nuo kada iki kada dirbo žmogus, kokioje įmonėje, kuo užsiima įmonė. Nes įmonių pavadinimų yra pačių įvairiausių. Tarkim, jeigu tai nėra labai gerai žinoma įmonė, tai reiškia, aš turiu vėlgi eiti į internetą, ieškoti, kur ta įmonė, kuo jinai užsiima, ar jinai užsiima būtent tuo, ko man reikia. Tai dėl to tai nedaug užima eilutę, keli žodžiai, kuo užsiima įmonė. Ir tada išdėlioti tiesiog esminius punktus, už ką jūs esate atsakingas atlikdamas tas pareigas. Kita dalis darbų aprašymo. Vieni darbai yra tokie, kuriuos tu kasdien darai ir tai yra įprasta ir tai nesikeičia metų metus. Kiti darbai yra, kurie yra projektiniai. Ir čia daugiau galbūt technologijų srityse, inžinerinėse darbuose daugiau susiję. Tada verta gyvenimo aprašymą rašyti šiek tiek kitokią tvarką. Išskiriant projektus, kuriuose dirbo žmogus. Nes būtent to